Sveiki. Kur buvęs, kur nebuvęs, Gruodis šast ir atėjo į mūsų laidą. Netrukus matysite. O kaip yra su ta aktorių atranka? Visi įsitikinę, kad bent jau moteriškos lyties aktorės visas gal su manim. Nu, arba su kitų produceriu, bet su jumis ir... Ne, nu kur, ne. Jeigu būtent su jumis jau reikia. O ką su to lytiniu švietimu daryti? Kai kur šviesti nereikia. Nereikia mokyti, kaip vogti, nereikia mokyti, kaip paleistuvauti. Reikia šnekėti apie seksą tada, kada norisi. Jis žaidė krepšinį, o dabar gamina jūsų kasdienę duoną. Net jei šiaip nežiūrit televizoriaus, vis tiek matėte šio žmogaus gamintus serialus, laidas, filmus ir viską, ką rodo per televiziją. Kaip anais laikais visi tarnavo kariuomeniai, taip šiais laikais visi, kas susiję su televizija, yra taip ar kitaip susiję su Rolandu Skaisgiriu. Sveiki. Labą vakarą. Gerai čia pristačiau, ar ne? Ne, nu jau netgi labai gerai, aš įsivaizduoju. Ne, man, ta prasme, garbės niekada nebūna per mažai. Man patinka. Galiu gal kavos jums įpilti? Jo, aišku. Jo, šviežia kava. Prašau. Čia ir saldainių turim našką šiaurė. Ne, metu svorį, tai aš kažkaip... Metat su... Jo, tai kažkaip... Kaip sekasi? Sunkiai. Man irgi. Kaip ir pačiam. Man irgi reikia, man sakė, kad padidins honorarą, jeigu 10 kg numesiu. Bet tai būna. Jo, aš turėjęs irgi tokių atvejų, nes su kai kuriais žmonėmis, kuriems taip tikrai siūlydavo tą. Bet kol kas, dar reikia. Jo. Tai pakalbėkime apie nerimtus dalykus. Aš apie tos jūsų batus skaičiau. Jūs vien iš Čikagos pasivežėt 15 porų batų ir sakot, kad kaip į Melda Markos perkat ir negalit sustoti. Viską dar skaitot, ne? Ne, nu, aš ir apie save komentarus dar perskaitau. Aš pasakysiu iš tikrųjų taip. Kadangi aš esu žiaurus garbėtroška, aš daugiau neturiu apie ką sakyti iš tikrųjų. Taip, nors per batus aš ten įlendu iš tikrųjų. Į glamūrą. Taip. Tai dėl to. O jūs jų taip daug perkat įvairiems gyvenimo atvejams, ar šiaip pagal ką jūs juos renkatės? Taigi sakau, pagal kiekį žurnalą, iš tikrųjų, nes kiekvienam žurnalai yra kiti batai. Bet vieną kartą pasakėte ir užsikabino, visi dabar apie batus klausia. O jūs dar daugiau turit kokių nors tokių crazy pomėgių, ar ne? Jo, aš nežinau, ką reiškia crazy dar. Nu, pavyzdžiui, aš turiu apie 60-70 skirtingų odekolonų, kur visuose raustuose prisipirkau. Gerai. Nežinau, aš ta prasme, aš manau, kad čia su tais be bato aš daugiau tikriausiai nieko neturiu. Tokių kažkokių crazy. Bet šiaip aš mėgstu gerą vyną iš tikrųjų ir turėti jo kiek įmanoma daugiau. Tarkim, aš stengiuosi nupirkti prieš kalėdas visą laiką 350 butelių, kad man užtektų metams. Nu, yra tokių kažkokių. Aš iš viso mėgstu... Aš taip nepasiekęs, aš daugiausia esu 5 dėžes pirkęs per vieną kartą. Jo. Aš iš viso mėgstu smulkius gyvenimo malonumus, iš kurių man susideda visas gyvenimas. Tai tarkim, jeigu kaip pirmą kartą aš tą pajaučiau, vyno ir žiūrėti vieną, netgi vienam būtų geriausiai kino salėje, kad vieną žiūrėtum, bilia kokį ten filmą. Tai tos visos tie smulkus gyvenimo malonumai susideda į bendrą visumą ir tada iš tikrųjų principė malonumas gaunasi gyventi. Tai tie dekolonai aš irgi manau, čia gyvenimas. Tai su tuo vynu, tai man teko girdėti vieną amerikiečių komiką, jisai sako, laimės paslaptis yra tas maži dalykai privesti iki beprotybės. Sako, nerūkyk kiekvieną dieną po biškį žolytės, sako, pataupyk pinigų ir prieš kalėdas surūkyk tiek, kad pamatytum Dievą. Tai taip pat irgi po vieną buteliuką nepirkti, o kur jūs susidedat tiek butelių? Pas jūs Rūsys yra? Ne. Jų nereikia nedėti. Svarbiausia, kad tuo laiku, kai jie parsivežė didžiausią partiją, kad draugai nesueitų. Nes tada net kad tu galėtum neištemsi. Jūs sakėt, kad jūs visai patenkintas, kad apie jūs rašo blizgieji žurnalai. Jo, nes aš galvoju, kad
visiems nerūpigi, sako. Visiems nerūpi, niekas nenori rodytis ir panašiai. Man rūpi. Man iš tikrųjų, man įdomu. Aš noriu į save pažiūrėti, aš matau, kaip aš senstu, sakykime, arba kaip aš nusikalbu, arba dar kažkas. Man tas rūpi iš tikrųjų. O dažnai nusikalbat? Manau, kad pakankamai. Ką paskui dar? Gailitės? Mokotės pamokas iš to nusikalbėjimo? Aš pakankamai depresingas žmogus esu, dėl to gailiuosi. Ne, jokių būdų. Visiškai... Iš tikrųjų, nes jūs man labai linksmus atrodo. Norėčiau būti. Tarp kitko, buvo gyvenime etapas, gal metų 5-8 atgal, kai tikrai, kai buvo tiek viskas paprasta. Ir nes realiai iš tikrųjų, kadangi niekada nerūpėjo nei ten pinigai, nei ten batai dar tada nerūpėjo. Tai buvo daug paprasčiau. Dabar, kai pradeda tik tai kažkas tai rūpėti, netgi save pagauna mintį, kad per daug jau rūpėti, darosi vis sunkiau ir sunkiau iš tikrųjų. Ta prasme, tas toks daug geriau yra būti visiškai aidzin iš tikrųjų. Tai gal būna taip, kaip būna. Atsipalaidavus. Na. O kada žiūrovai ima ir nusisuka? Matot, iš tikrųjų, kokia situacija. Per paskutinius 6 metus, tiek, kiek aš nežinau, padariau galbūt 2,5 serijų, visokiausių serialų, ir kurie buvo pirmoji, antroji, žodžiu, tai buvo lyderiai iš tikrųjų tarp visų laidų. Tai be abejo yra galvojama ir yra rašomas scenarijus, netgi galiu pasakyti, kas rašo mano draugas Trūsa Baka, Berenis, Žasų rašo. Kai Berenis išsisems, mane pakvieskit scenarijus. Mes galėsim paskalbėti apie tai. Rašomas scenarijus ir diktatūros, kai mūsų užgrobė Baltarusija. Rašomas ir aibė jų yra rašoma, bet reikia sutikti su tuo, kad pas mus iš vis pats literatūros žanras rašymo jis nėra stiprus Lietuvoje. Mes neturim gilių, labai gerų tradicijų, mes turim keletą tų knygų, iš tikrųjų, kurios yra jau tokia kaip klasikiniai vertybė. Ir dėl to, o kadangi nebuvo niekada mokomas scenarijos mokslas, iš tikrųjų, rašant Lietuvoje, nes viską patys mes sėdėdami, Aidas Puklevičius, Marijonas, jo, tai yra žmonės, su kuriais... Tai aš tą ir norėjau ir paklausti. Kai žiūriu lietuviškus serialus, aš klausausi dialogų ir tie dialogai yra gražus lietuviškas žodis taporni. Tai reiškia, kaip kirviu kapoti. Ir aš galvau, nuo ko taip? Ar todėl, kad Holivude rašo 7, 10, 14 tų scenaristų dialogus, o pas mus kas nors vienas virtuviai kankina? Čia dėl to? Yra daug problemų. Pirmas dalykas yra iš tikrųjų tai, kad nežinau, aš pervažiavau, aš jau dabar dirbu ir Gruzijoje, ir kitose šalyse, ir mačiau ir rusiškus serialus, ir kaip jie gaminami ir panašiai. Tai nėra nieko geriau iš tikrųjų negu pas mus. Tai yra vienas. Antras dalykas yra tai, kad be abejo yra lėšos, jeigu įsivaizduojat, mes turim lėšas padaryti nuo scenarijos iki serijos tokias, kad turim per dieną padaryti 0,7, tarkim, serijos, ar ne? Tai yra per darbo dieną. Jo, tai yra, vadinkim, per 2 dienas mes turim seriją pagaminti. Tai tarkim, amerikiečiai, prancūzai arba rusai, jie vieną seriją gali daryti 9 dienas. Reiškia, automatiškai iš tikrųjų viskas susideda į pinigus. O kaip yra su ta aktorių atranka? Visi įsitikinę, kad bent jau moteriškos lyties aktorės visas gali... su manim. Arba su kitų prodiuseriu, bet su jumis ir... Ne, kur, ne. Jeigu būtent su jumis jau reikia. Ne, juokinga iš tikrųjų. Ta prasme vis tiek yra... Bet iš kur toks įsitikinimas yra? Aš nežinau, čia nebūtinai iš Lietuvos jis atėjęs. Yra aibė filmų, kino filmų, užsienietiškų, kur yra būtent per tą pasakojimą, aibė knygų, literatūros, kur yra tokia ir pavyzdžių, ir sakykime, romaniškam stiliui tai įvertinama. Nežinau, vieną galiu pasakyti iš tikrųjų, kad bet kuriam darbe, nes aš, sakykime, ne tik tai susijęs su televiziniu ar šou verslu, aš turiu kitokių verslų, simpatijos jos yra, iš tikrųjų. Tu nieko nepadarysi. Iš tikrųjų, ir jeigu aš turiu simpatiją, sakykime, kažkuriem tai aktoriam, tai aš stengiuosi, kad jie būtų tame, viename ar kitame seriale. Ar tai bus moteris ar vyras, visiškai nesvarbu. Bet tai yra žmogiškos simpatijos. Dėl manęs asmeniškai, iš tikrųjų, tai aš manau, niekada gyvenime negalėčiau draugauti su moterim aktorė. Kuri bandytų vaidmenį gauti. Ne dėl to, iš principo negalėčiau. Man tai atrodo toks yra, visiškai
kitoj atmosferoje tie žmonės. Iš tikrųjų. Aš juos be galo gerbiu, jie labai faini, su jais žiauriai geras sėdėti prie stalo, prie stikliuko ir kalbėtis įsilavinę. Viskas su jais yra gerai, bet gyvent kartu, manau, kad niekad negalėčiau. Čia kaip sopranas sakė, nešik kur valgai. Va, būtent. Rolandas Skaisgirys, ačiū Jums. Ačiū Jums. O ką su to lytiniu švietimu daryti? Kai kur šviesti nereikia. Nereikia mokyti, kaip vogti, nereikia mokyti, kaip paleistuvauti. Reikia šnekėti apie seksą tada, kada norisi. Seksas ir meilė yra visiškai skirtingi dalykai. Galima tai vadinti gatvės lytiniu švietimu. Jau čia tamsta į pievas nuvažiavot.